kažkokia nesąmoninga savaitė. Kartais iš veido matai, kad jie tokie nepatenkinti, nelaimingi. Mafijos bos automobiliai. Gailas, toliau grybą pjauna. Kas čia daužas? Kas čia vyksta dabar? Paimsim mes ją kažkada. Nežinau. Pradėjo padangą leisti gailo. Tai galimai peršoko grandinė. Nu ką, pavyko nusimesti Q7. Q7 jau pardavėm per kelias valandas. Dabar mes jau esame Indianapoly. Indianapolis kelias apie nieką, tiesiog nėra ką parodyti, nieko nefilmau. Duobės kratas tą mašiną, tai žodžiu atskrydom. Turim vakarą, 3:30 beveik dabar. Žodžiu, ir paimsim GLC. GLC jau irgi pardavėm, tai klientas pasidalinom pas save story ir Facebook'e visur. Tada klientas susisiekė ir sako noriu. Susimokėjo 10%, atvažiavom, dabar nupirksim, einam žiūrim, ką čia turim ir toliau jau, kai pasikrausim, nupirksiu, tada galėsim apeiti, apžiūrėti dar vieną GLC, paprastą, 4 varomi ir matau, kad visai tikrai neblogai atrodo. Nu, žinokit, kartais žiauriai nepatogu yra filmuoti vietoj, kartais tie žmonės vaikšto, kartais tas, kartais anas, kartais iš veido, matai, kad jie tokie nepatenkinti, nelaimingi, tai jau ten ta kamera nebevaikai jau aplinkui. Tai ką aš padarysiu, tai aš sustosiu kažkur netoli pakrovimo, viską sufilmuosiu, parodysiu jums, kuo skiriasi paprastas GLC nuo geriau prikrauto GLC. Tai reiškia, komplektacija šitas automobilis turi geresnė ir man bevažinėjant su tą mašiną, kiek aš ten pravažiavau 300 metrų, neišmetė greičių dėžės kažkokio gedimo, kad aš nepajudėčiau. Tai neaišku, kada jį ten išmeta, bet aš galvoju, kad jeigu mašina pradeda važiuoti, sustoja ir vėl pradeda arba, nu, žodžiu, ciklai vyksta, ne? Tai reiškia, nėra didelė mechaninė problema, o tai ko gero bus arba selenoidai, arba užkaista tepalas, arba tepalo per mažai, arba tas tepalas nebetekęs konsistencijos ir selenoidai, arba tas perjungimas kažkaip sufeilina, tai ką turiu galvoj. Pardavėjas sakė taip, kai važiuoji kokią valandą ir sustoji, parkingą paspaudė, ne? Įjungi parkingą, mygtukas yra, va čia ant GLC mygtukas, paspaudi parkingą, ten patrauki rankenėlę į viršų, atgal ir taip toliau. Kai įjungi parkingą ir nori vėl į drive'ą, sako, tu negali įjungti drive'ą. Tada turi koks 4 kartus ar ten 5 spaust drive'ą. Ir tada galvoji, tai gal čia net ne greičių dėžė, o čia galbūt tas pats shifteris, nu tipo ant vairo būna jis pavargsta, nes važiuoti, greičių dėžė važiuoja idealiai. Tai va čia įdomiausias dalykas yra tas, kad aš klaidų pats asmeniškai net nespėjau pasižiūrėti. Iš tikrųjų aš tas klaidas parsisiunčiau ir tuo aš jums pasakysiu. Tai darysiu, vat ir pasižiūrėsim iš karto. Ai, nu tai jo, Actuation with the Valve Oil Pump, nu tai čia aktyvi, tai reiškia variklio karterį yra klaidelė, ta kur laidelis nutrūkęs, jau nekartą esu pasakojęs apie GLC, tas nebūtinai GLC, bet benzininius 2 litrų variklius, karteris stovi toks laidukas nuo bloko fiškės iki tepalo pompos. Šilta šalta, pradingsta varžas, sutrumpėja tas laidelis, kadangi jis visada tepale, tai įsivaizduokit, tai žiauriai karšta, tai žiauriai šalta žiemą. Ir jisai nutrunka savy. Ir va, matosi tą pačią klaidą meta. Tada meta klaidą, kad atbulinis negali būti jungtas. Sensorius A, nu tai jo, čia tas selenoidų blokas. Nu. Tai žodžiu, viską perduosim, aišku, mes pirkėjai, bet šitoj situacijai yra labai paprastai, kad yra labai aiški problema su laideliu karterį ir yra problema su tepala, kai siunčia atbulinę pavarą, tada sufeilina kompas. Tai, nu, 2 dalykai, arba selenoidų blokas, arba sankaba pavargus jau, bet man atrodo, kad čia lyg ir selenoidų blokas, nes rašo sensorius A. Nu tai sensorius A yra selenoidas A pozicijoje, tai aišku, pagal kodus, jeigu norit pasižiūrėti, tai vat būtent tas laidelis, kai būna laidelio problema karterį, tai galit pasižiūrėti, rašo klaidos kodas P06DA. Tai va, jinai reiškia to laidelio klaidą. Tada greičių dėžės gedimą meta kaip P07B7. Ir iš tikrųjų įkels kokį ChatGPT, reikia įmesti tą visą PDF ir pažiūrėsim, ką mums čia siūlo keisti ir tvarkyti. Vis tiek, ne vienas išsprendęs tą problemą jau. Tai va, tai kol kas žodžiu tiek. Neužilgo išlipsiu iš mašinos, sufilmuosiu, parodysiu juodas, gražus GLC.
4 varomi ir 125 000 mylių. Nepavyko suspėti pakrovimą. Žodžiu, važiuosim namo, nusimeisim mašiną prie namų ir rytoj sugrįšim dar kartą. Tai būna taip tiesiog darbo dieną, lėki ir nesuspėjai. Ką mes padarysim dabar? Mes tiesiog apeinam, apžiūrim šitą mašinėlę. Kadangi jau išlipau į kiemą, tai pažiūrim dienos šviesoj ir važiuosim link namų. O šiandien turim GLC 2018 metų, 4 varomi. Ir apeinam greit pasižiūrim. Už šitą automobilį mes sumokėjom 6720. Automobilis turi greičių dėžės defektą, tai tas defektas, kaip ir kalbėjau, žodžiu, labai nebemato pompą, kiek ten pompuoti, kada pompuoti ir užkala variklį. Tai kai užkala variklį, keičiat variklį. O kad taip nenutiktų, jeigu turit to laidelio problemą, nebevažiuokit, neberizikuokit, tiesiog jeigu esat darbštus žmogus, pasikeliat mašiną biškį, laidelis kainuoja 15 eurų, dolerių bent jau čianai, gal Lietuvoje irgi ne per daugiausiai, tai tiesiog nusiemat karterio apačią ir gražiai pasikeičia tą laidelį, jeigu turit kažkokių tai minimalių mechanikos sugebėjimų. Jeigu neturit, palikit profesionalam, tada padarys, nes rizikuoti važiuoti tikrai negerai jau su tokiu, tai paprasčiausiai viską priimkit labai rimtai, ką liečia, kas yra jau ta vadinama tepalo pompa. Tai jeigu jin pareina, tai jau keisit variklį. Tai va, grįžtam prie mašinos ir apeinam toliau. Žodžiu, greičių dėžės defektas, mašina, sakė, rankenėlę sudurniuoja, tai nežinau. Man dar nesimatė, bet tebūnie. Jeigu taip sakė, su tokia bėda ir pardavė. Automobilį, kaip žinot, aš visiems rekomenduoju pirkti GLC, nes jis yra ir patogus, ir gerai važiuoja, ir minkštas, ir komfortiškas, ir muzika gerai groja. Žodžiu, 4 varomi. Esat girdėję šiaurį kėvų, tai pirmoji vietoje GLC, antroji Q5, o trečioji X3. Tai va, kas yra gerai su šito automobiliu? LED High Performance žibintai. Tada yra visiškai naujos Yokohama padangos. Stabdžių diskai labai geri. Automobilis visas aplink save turi vieną kitą nubraukimą. Tikrai nelabai daug. Tai kas man asmeniškai iš tikrųjų nepatiko va šitoj mašinoj, tai o kodėl duslintuvai aprūkė taip? O aprūkė, va čia taip neturėtų būti. Va čia galite matyti, nuo benzino neturėtų taip aprūkti. O aprunka tada, kai kuro mišinys blogas, tepalą meta į degimo kamerą arba dar kokios nors kitos problemos. Pavyzdžiui, PCV vožtuvas. Šitoj mašinoje tai va tie gal gendamiausi dalykai. PCV vožtuvas, laidelis karterį ir vandens pompa. Kai nusprogsta šitie 3 dalykai, tada jau prasideda visos problemos. Va, jau ir pasimatė, žodžiu, reikėjo nuvažinėti nuo tralo dabar ir trenkė per greičių dėžę, jau negerai. Iš pirmo bėgio nėra, antro nėra ir iš karto įkalė į trečią ir mes tiesiog įneriam į pakrovimą ir greit atiduodam mašinėlę ir viskas. Žodžiu, einu pabaigsiu, sufilmuosiu dar labai greitai. Žodžiu, šitas automobilis dar turi 4 varomus ratus, visiškai naujas padangas, vieną nubraukimą. Žodžiu, taipogi turi burmaisterio aparatūrą, juodą saloną, suplyšusią sėdynę, elektrinį vairą, šildomą vairą, juodas lubas. Žodžiu, viskas taip kaip priklauso. Užrakinam. Nebus labai plačios apžvalgos, kadangi priėmė dar į pakrovimą. Tai labai atskubėjau, žodžiu, ir išvaromus, nes jau 5. Džiaugiuosi dar, kad priėmė. Tuoj į mašiną atsėdu, toliau papasakosiu. Chaosėlis lengvas papuolė, tai atvariau į pakrovimą. Užtvėrė vartus, tai tada nesibroviau kažkaip, sakau, gražiai, tiesiog važiuosiu namo ir chebrytė sako, ne, krauk, važiuojam. Iššokau iš mašinos, į mašiną tai yra GLC ir sakau, greit atbulinį, jungi atbulinį, nėra atbulinio, jungi draivą, nėra draivą. Tai visgi ten bus kažkokia, nežinau, problema su smegenimis, ko gero greičių dėžiai, ar kažkaip, nes tikrai jau ir dabar savo kailiu pajaučiau, kad kažkas su dėžė darosi ir tikrai nemalonu, kai tau reikia pajudėti nuo šviesoforo. Tai toks, ką aš padariau, tai užgesinau mašiną, užkūriau iš naujo ir greit jungiau draivą. Draivą, kai jungiau, išmetė pirmą, išmetė antrą, bet peršoko į trečią bėgį. Tai su trečiu bėgiu iš vietos ir pajudėjau. Su trečiu bėgiu iš vietos ilgai nepavažinėsi. Tai taip gaunas, kad mašina per didelį bėgį važiuoti irgi negali. Per daug spaudimo duoda į sankabą ir taip toliau. Bet nesmė, kad greičių dėžės defektas garantuotas, greičių dėžę reikės perrinkti, peržiūrėti ar pakeisti į kitą ir tada žmonės galės važiuoti toliau.
Tai už automobilį sumokėjom 6720, o tą automobilį, ta įmonė, kuri mum pardavė, nupirko už $3000. Tai įsivaizduokit, nupirko už 3, mum pardavė už 6720, o mes išsiunčiam į Lietuvą ir kaip kartais išauga ta suma. Tai šitas automobilis nebuvo iš pirmųjų rankų pas žmogų, o buvo iš dilerinės. Tai reiškia, tą automobilį padarė trade-in sumą 3000, pasiėmė kitą mašiną ir išvažiavo namo. Tai va taip, kai būna, sakykime, automobiliai trade-in padaromi, tada mes galim juos nupirkti. Jie būna sugėdę, jų nieks tvarkyti nenori ir taip toliau. Tai šiuo atveju gal biški rėbokai jie čia užsidėjo, bet jų tikslas uždirbti. Atsikėlėm į kitą dieną. O taip va, vakar buvo pirmadienis, šiandien antradienis ir šiandien varom paimsim praeitos savaitės senovinę mašiną itališką, Mafijos Boso automobilį ir tada važiuosime atgal. Numesime Mafijos Boso automobilį į pakrovimą ir važiuosim GLS-o šiandien dar 2 valandas į viršų. Galvojau, kad 3 pagaliau paimsim savo tą vargšę, kur parkingė stovi, bet ne. Paimsim mes ją kažkada, nežinau. Tai kągi, mes čia pasikrovėm, tai 8-9 metų, žiauriai gerai atrodantį Italijos Mafijos automobilį, grinai. Tik įsivaizduoju, kaip 2 italai važinėja su šitą mašinėlę ir įsimetė porą ginkliukų į galą. Nežinau, bagažinė net neįsivaizduoju, kaip atsidaro. Čia gal reikia kišti pirmą. Nu ir laukiam ginklų. Ginklų dėja nėra. Čia matom seną taitlą kažkokį atspausdintą. Tokias mašinas įdomu vairuoti iki tol, kol kondiškė veikia, kai neveikia, reikia stogą nusimti. Šitam automobilį stogas nusiema. Suspėjau, žodžiu, važiuojam dar pro tarpą su raketa. Pro tarpelį dar lysim. Žodžiu, aišku, nebepafilmau jau jums šį kartą, bet kitą kartą pafilmuosim kažką. Mašina tai raketinė, žodžiu. Svarbiausia, pavyko pro vartus įlėkti, tai nereiks namučio važiuoti mum su šitą mašiną. Tai gražiai va priparkuosim kažkur mes ją. Tai va, viską spėjom, atsivežėm, o mes ką darysim dabar? Mes važiuosim pirkti GLS-o be žmogaus ir kliento atsiųstą Q7. Tikiuosi šiandien dar 2 mašinas suspėsiu suvežioti. Gal taip paprastai pasakius, viską va sufotkinam, praeinam dar žmogui, kad viskas būtų aišku, kaip automobilis atrodė prieš pakrovimą. Nu va ir viskas. Žodžiu, dėdu kamerą į šoną, einu pabaigiu darbus ir lėkiam toliau. Žodžiu, ateinu prie mašinėlės, matau naujas problemas pas mus su GL-u. GL-o ratai sukrytė į šoną, matot kaip suvirtė? Va, matos. Žodžiu, galas normaliai, o priekis suvirtės. Nežinau, pabandysiu užkurti, gal išsitiesins. Bet šiaip tai, man atrodo, dėl to man tas padangas ir ėda. Nu, realiai pasikėlė, kaip ir ok, turbūt viskas keliauja toliau, važiuojam, skubam, dirbam. GL-as toliau grybą pjauna ir aš dabar galvoju, kad gal nelabai vykus mašinėlė, ką jūs mano. Ojojoj, realiai priekiniai ratai. Nu gerai, ką jie tipo nukrenta po kiek laiko, ar jų vis nepripučia, kaip tada tas GL-as veikia. Tai jeigu ratai nukryte, tai nepalaiko priekį spaudimo, kas čia per nesąmonę. Kodėl jie iš vis nukrenta? Šiaip paėmus, kodėl jie krenta? Nežinau, reikės pastebėti, ar užkurtai mašinai būna nukrenta priekis ar ne, nes galas tai kaip ir gražiai laikosi.
Nu, labai, kas čia daužus. Labai greitas pirkimas buvo. Nupirkau Q7, liekiu dabar prie GLS-o, kadangi reikia suspėti ir šiandien nupirkti, arba sakė, nebevažiuok iš vis. Tai lėkiam GLS-as už valandos ir 11 minučių. Kas gerai su šituo automobiliu, kurį nupirkom, tai juoda, Q7, 2019 metų, orinė važiuoklė, Shadowline'as, R21 ratai, rūdas vidus dalinai salonas, tai nėra Alcantaros ir nėra Bang Olufseno, bet yra Bose, yra šildomas vairas, yra 4 zonų klima, žodžiu, viską pamatysi rytoj. Šiandien tiesiog norėjau paskubėti, kad dar su šviesa nuvažiuoti prie antrojo automobilio. Žodžiu, tai kas dabar gausi? Pradėjo padangą leisti GL-o. Tai buvo, nežinau ar matysis, buvo 42 ir KM3, dabar iki 3.9 nukrito. Tai kas dar sulus šitoj mašinoj, ką nesprantu, atrodo viskas taip smarkiai byra, labai nepasisekė su mašina, manau. Ir man atrodo, kad čia bus pinigų kišykla. Kišim tos pinigus ir nevažiuos. Tai matematika jau tokia, kad nupirktas GL-as už 7300, Amerikos kainom įleista į detalės ir darbą jau yra $5000 ir dar ta mašina nevažiuoja normaliai. Tai liūdna, o šiandien tikiuosi, kad davažiuosim iki namų su tuo oru, ką turim. Jeigu nedavažiuosim, tai reiškia, reikia sustoti ir iš GLS-o, kurį turim antralo jau, atimti rat. O kaip kitaip grįžti, ane? Numėlėjai, kad ir kas čia bebūtų, neatrodo gerai, nes dūmų labai daug. Dega gal kažkas, kas čia vyksta dabar? Važiuojam. Gal nesprogs čia niekas mums? What the fuck? Nelabai džiugina mane čia tas vaizdas. Mašina pasirodo. Mašina pasirodo avariją patyrus, apsisukus, užsidegus, susibarstė čia ne vienas, ojei. Nu viskas, baigėsi antradienis, grįžome namų čia, turim kokią, nežinau, 1 valandą jau, nakties, tylu, ramu, šilta, gera, žodžiu, mašinų nėra. Ir su Drakaru lėksim namo, iki namų kokie 300 metrų, bet piškom labai tingiai. Nu, neatlaikė kaliošai mūsų, žodžiu, nežinau, kas jam ten atsitiko, pučiam, tai visiškai išsileidė. Tai gerai, kad turim super gerą kompresoriuką. Tai mašina visiškai nukritus ant žemės buvo, tai ką mes darysim, tai ką žinau, daputinėjom ir važiuosim iki garažą. Nusikrausim GLS-ą, grįšim į garažą, susitvarkysim ratą ir važiuosim paimti Q7. Ir viskas, nu ką, padangos prakiursta, bet čia kažkas su tais priekiniais amortikais GL-ai darosi, tai nežinau. O gal ir nuvalgė tiesiog šoną, neturi paaiškinimo, kas galėjo atsitikti, bet bandysim kažką daryti, tvarkyti, žiūrėti. GLS-as 2018 metų, šitos lempos paprastesnės nei matėt praeitą savaitę ar kažkada čionai. Turi 3 šiam kameras, didelį priekinį ženklą, turi juodai nudažytus chrominius ar kažkokius tai ratus. Tai mašina matosi tokiu stipri purvo apėjus, tai važiuosim, nuplausim, kad geriau mums matytųsi, kas čia tą mašiną darosi. Ir yra kablys iš galo, aišku, GLS 450, čia biški paliesta bus ir čia paliesta.
Tai kas su šitą mašiną darosi, tai galimai peršoko grandinė ir užgeso mašiną. Dabar jeigu to mašiną bandai kurti, atsiremia tie stumokliai vožtuvus ir neduoda kurti, bet judėjimas yra. Tai reiškia, arba tą patį variklį išgelbėti, arba reikės kito. Tai čia jau tik ardymo būdu. Meistrai išsiardo, tada mato, o kas greičiau ir geriau, tai iškai mesti kitą variklį ir važiuoti jau kitą dieną. Bet jeigu nori važiuoti ilgai, reikia investuoti savo variklį, perrinkt, sudėti viską ir perrinkt galvas ir žinoti, ką pasidarė ir žinoti, ką turi. Viduj memory sėdynės, Harman Kardon aparatūra, automobilis dideliai šeimai, 7 vietų, šildomas elektrinis vairas, 107,6 gal tūkstančių mylių. Šildomas sėdynės, jau atnaujintas ekranas, sėdynės nesuplyšę. Viskas čia gražu, nieks nesuplyšę. Priskabinti nėra prie ko. Labai patogus automobilis keliauti. Tai pravažiavau pats su juo iki Floridos ir atgal, su GLS, koks skirtumas. Tai galiu pasakyti, kad tikrai verta dėmesio mašina, kuri neišvargins kelioniai. Važiuoja gerai, minkšta, ant oro, nežinau, rekomendacijos ilgom kelionėm, jeigu nedarbui netampy trailerį, okei, bet jeigu tampy trailerį, patys matėt, kiek mes čia turim reikalų su šituo. Tai jo. Atradau gedimą, negali čia aišku labai ir pykti dėl to gedimo, tokio tos padangos, tai visi pasigaunam varžtų, visi turim tų problemų su nesąmonėm visokiom, padanga, varžtas, kasdieninė problema, ne? Tai atradau, kur bėda, tai labai lengvai matosi. Tai važiuojam, prisipūtėm, žodžiu, dar kažkiek laikys, o po to matysim. Važiuosim, kažką pasikeisim, padarysim. Lėkiam toliau, maža bėda. Sakykit, ką norit, aš savo nuomonės nekeisiu. Žodžiu, mašiną plauti pačiam yra visiška nesąmonė. Visiška. Tai kodėl visiška nesąmonė? Dėl to, kad kai tu apsirengi tipo normaliai, atvarai plovyklą, ir prasideda vėjas pučia chemiją tau ant veido, vėjas pučia chemiją tau ant batų. Prieš vėją pavėjui niekada iki galo neatsistos, nes mašiną iš 4 pusių reikia apėti. Kas visą gyvenimą plauna rankiniai plovyklai, sakys, nemoki plauti. Ne, aš sakau iš savo pusės. Nesuprantu, kaip galim plauti mašiną savo rankom. Ir jeigu sakysit, tai myliu savo mašiną ir plaunu. Aš galvoju, jeigu myliu savo mašiną ir plauni, varai specialistam, kurie nuplauna mašiną, kurie išvalo mašiną, padaro, kad dar labiau įsimylėtum. Bet kai pats atvarai plauti plovyklą, aptaškai putom, aptaškai batus, aptaškai rūbus, aptaškai veidą, įsimeta kokia pandemija į tavo veidą tada. Žodžiu, ir gero nieko tame nėra. Žinokit, net jeigu ir nesimato, žinokit, kad visa chemija, kuri krenta šito mašiną plauti ant jūsų kūną, nėra gerai. Mano subjektyvi nuomonė. Tai va, tai visada geriau varyti tam, kas plauna visą dieną, žino kaip plauti, žino kokią chemiją naudoti ir taip toliau. Dabar plovau, dar iki galo ir nenuplovau, nes nėra laiko tiek daug žaisti, apiplovėm purvus ir dabar tiesiog keliaujam. Tai va, rankiniam plovykloms ne, žmonėm, kurie dirba ir gauna algą už tai, sakau taip, nes tada įdeda darbą, įdeda laiką ir tada gauni rezultatą tokio, kokio nori. O čia lakstai su tą žarną, kaip pasiūtės aplink tą mašiną ir su tą šepečiu ir pyksti tada. Nėra naudos gal, ne tai kad naudos, nežinau, gal tokio, kad visiško pasitenkinimo ir dar sušyli prie to pačio, o Jėzus Marija. Viskas, atliekta į pakrovimą, GLS-as numestas, žodžiu, sufotkinam, sužiūrėjom viską, kad viskas būtų gerai ir tokia mašinėlė iškeliauja į Lietuvą. Tai visos šitos didelės mašinos visada, dauguma mašinų pas mus kraunas tik prie 3, kad kuo labiau sumažintume pažeidimus. Tai šitas automobilis turi vieną kitą pažeidimą, bet labai mažai. Tai va, tai kad taip neatsitiktų, visas mašinas kraunam po 3, kad užtektų vietos, kad liktų, kad nesiliestų, čia nešrotas, čia sveikos mašinos. Tarakonų labai retai turim konteineriuose, vieną kitą per mėnesį, bet labai retai. Visos sveikos, gražios, švariais taitlais. Tai va. Beveik atvykom prie automobilio.
Audi Q7 ir turim 26 PSI padangoj. Tai reiškia, reiks kažkokiu būdu šiandien susitvarkyti ratus. Jeigu nesusitvarkysim, mes čia tolis to varžto padangoj nenuvažiuosim. Tai tokia naujiena apie padangą. Liko realiai 2 valandas kokias atlaikyti ant kelio ir tada važiuosim į garažą. Garaže bandysim pasikeisti ratus ir užsidėti kitus. O tada matysim. Tai kol kas tokia situacija. Varom prie Q7. Pafilmuosiu, ką mes ten radom. Čia yra tobulas rajonas, kur namai nesuspaustai vienas šalia kito. Yra medžių, yra garažas didelis prie kiekvieno namo, yra toks, nežinau, Nidos pojūtis, bet esmė kokia yra didžiausia, kad nieks neturi tvoros. Nebent labai prastam rajone gyveni. Tai tu toks turi savo tą pavėsį kažkokį, turi privažiavimą, tu gali, nežinau, ant gatvės pasistatyti. Va, mūsų Audinė kaip tik stovi ir dėl jos mes čia ir atvykom, mes ją ir pasikrausim. Tai čia galit matyti irgi būna atvažiuoji tupikas ratu gali apsukti ir tokie gražūs namai. Tai kas man iš tikrųjų padarė įspūdį pačioj pradžioj, kai atvykom į Ameriką, tai kad nėra tvorų, tai realiai tu atvarai ir gaunasi taip, kad nieks neturi tvoros. Jeigu taip į gražesnį rajoną atvarai, nėra tvoros. Nėra. Ir labai sunku surasti kažkokią tvorą, nebent gyveni Hude, kur reikia tau su šaltu kieme sėdėti ir žiūrėti, kad neapvogtų tavęs. Tai plempa žiūrė, žinokit, dabar į katerį kieme ir aš galvoju 100% tas žmogus tą katerį su tą Audinė tampė. Va ten toliau galit matyti žalias kateris. Audi Q7, nudegė vožtuvai, tokia juoda, graži, 2019 metų, sumokėjom $7,000. Tai dar nebuvom užkūrę, užkursim, pasižiūrėsim. Bose aparatūra, yra rudos, yra šildomas ventiliuojamas, sėdynės, šildomas vairas, 104,000 mylių. Automobilis kūrėsi važiuoja, 7 vietos, aišku. Tik tai ko dar pasigėdau čia šitoj mašinoj, tai iš tikrųjų nėra čia kompom įkišti, čia planšetė tokia užsideda. Prestižė turėtų būti, bet nėra. Žodžiu, čia prasojus, tai davė kitą lempą įdėjo, tai labai gerai, žmogus pirkėjas galės pasikeisti. Tai paliekam taip. Burbuliuoja. Bus kažkuris cilindras iš galo. Tai tas iš galo reiškia jau iš burbuliavimo aišku, kad bus arba 1 arba 5, arba 2 arba 6, nes kai taip jau burbuliuoja įdomiai, tai jau tikrai būna tas arba priekį variklio, arba gale variklio. Tai ir jėgos jau nebedaug lygia, tai dažniausiai tai byloja tai, kad sunkiau varikliui dirbti, kai būna nudegę vožtuvai būtent variklio vidury, tada lengviau varikliui dirbti. Išsuka save. Dabar iš jausmo jaučiu, kad bus tie į galą arba į priekį bloko. Čia jau mano patirtis, tai kaip aš suprantu, tai pasakoju, nes tikrai ne vieną tą nudegusi vožtuvą Audinę teko vairuoti ir žinau, kaip dirba vienokia ar kitokia, lyginant kelintas cilindras misfairina. Tai važiuojam ant ralo ir eisim, pažiūrėsim, kaip prisirišim. O, jėgos iš vis nėra. Bus čia ne vienas nudegęs, jaučiu vožtuvą. Apačioj turim aktyvią važiuoklę, tai reiškia šitie ratai turėtų susisukinėti, kaip pasuki vairą į kairę, sukas į dešinę, kai ir atvirkščiai. Tai reiškia šitas automobilis turėtų labai aktyviai ir gerai apsisukinėti vietoje. Keliaujam namučia. Jeigu ir jūs norit kažko panašaus, kaip ir žinot, čia ateinat pas mus į puslapį, parašykit mums, atsiųsim instrukciją, galėsit išsirinkti marketplace patys, susirasti patys, parašysit pardavėjams žinutės patys, viską susiderinsit patys, o mes atvažiuosim, nupirksim, pasirūpinsim, kad 100% būtumėt patenkinti visų procesų nuo nupirkimo iki pasiėmimo patys, pasimsit iš įmonės Autogedas Šiauliuose. Visi mūsų automobiliai iškeliauja į Autogedą. Niekur kitur dažniausiai nesiunčiam, labai retais atvejais siunčiam į kažkokį kitą miestą. Tai šitas automobilis vienareikšmiškai keliauja į Autogedą Šiauliuose. Lietuvos vidurys, visiems labai paprasta pasiimti.
žodžiu. Ir jeigu norit važiuoti, kaip mums keliauti sekas, čia apačioje ateinat paspaudžiat, subscribe, komentarą parašykit, ar pirktumėt tokį Shadowline ar nepirktumėt. Ir jeigu pirktumėt, tai ką nors parašykit. Rašymo esmė kokia. Mes žinom, kad jūs esate įsitraukę į pokalbį kažkokį, žinom, kad stebit, gal kažkas patinka, gal nepatinka, gal mintis kažkokia, ar kažką netaip supratot, ar nežinau, klausimą kažkokį turit, parašykit. Aš pats asmeniškai atrašinėjau, jeigu sėdžiu, žiūriu, o žmogus paklausė, tai įdomu, reikia atrašyti. Žmogus nori kažkokį, nežinau, informacijos papildomas. Galbūt pirmą kartą atėjo. Jeigu pirmą kartą atėjot ir rašysit, tai pirmą geriau visus klipus peržiūrėkit arba ateikit apie mašinų klausimus pas mus į Facebooką, Instagramą, pamatysit, o kartais kartuojas tie klausimai ir viskas su to ok, vis tiek visiems atrašau tą patį, jeigu būna matau, kad kartuojasi ir visada visiems siūlau, pažiūrėkit praeitus video, pažiūrėsit, kaip keliavom, ką krovėm, visos mašinos yra YouTube'ai. Viskas, ką perkam, visos mašinos YouTube'ai. Jeigu YouTube'ai nematot ir Facebook'e, Instagram'e nematysit, tai reiškia, mes ten nebuvom. Jeigu jau išvykom į kelionę, viską filmuojam, dokumentuojam, kad turėtume ką parodyti. Tai va, dabar Cam 3 PSI padangoje ir planas datraukti iki Čikagos, nesusprogus su priekinė vairuotojo padanga ir priekinė keleivio padanga ir galinė trailerio padanga. Tai čia jau iššūkis su abiem bus, realiai neskubėti. Nu, Audi nusimetėm, kol kas pirkimo šiandien dar neturim, ketvirtadienis turim šiaip, bet labai toli, labai tingiu važiuoti šią savaitę toli. Norėjau pailsėti, sako, reikia susitvarkyti, padangą susiklijuoti, žodžiu. Tai antralo, kuri padanga buvo, tai irgi ištraukiau varžtą, tai galvojau, kad bus iš tikrųjų biški geresnė situacija, bet varžtas labai giliai įlindęs, tai uždėjau naują padangą čia, iš priekio pridėjau galą. Šitą padangą, jeigu atsimenat, kas neatsimenat, nesvarbu, buvo prieki kito gamintojo, bet irgi jau nuėjęs tas šonas. Tai iš priekio paėmiau, uždėjau čia. Taip, o ką radau ištraukęs vynį, tai radau skylę, įkišau šniūrą ir šitą padangą naudosim kaip zapaskę iki tol, kol montuosim visus kitus ratus ir tiesiog uždėsim naują padangą. Čia iš tikrųjų nėra ko žaisti su tais siūlais, galiu pasakyti, kadangi dirbam, didelis svoris, jau geriau aš pakeisiu padangą ir ramiai važiuosiu, nei važiuosiu su to šniūru ir žinosiu, kad bet kada gali sprogti. Žodžiu, šiandien važiuosiu pirkti Audi Q7 ratų pakeliui, radau visai neblogų, tai nuo naujesnio modelio. Tai uždėsim ant Merso Q7 ratus ir žiūrėsim, kaip čia viskas mums seksis važiuoti. Tai dabar kol kas dar važiuoju su kiaura padanga, tai matysim, žodžiu, kaip seksis, kaip permontuosiu. Dar, žodžiu, dar automobiliui trūksta variklio pagalvės pakeisti, greičių dėžės pagalvę pakeisti, kalibraciją greičių dėžės padaryti ir reikia būtinai sukalibruoti, manau, kad pakabą, nes ratai stovi va taip. Reikia, kad taip stovėtų ir gaunasi taip, kad tik iš kažkodėl mašina nori sėsti žemyn, bet oras neina, laiko orą, viskas gerai. Bet jinai tiesiog va taip stovi ratai. Tai reikia sukalibruoti, kad tiesiog daugiau pripūstų oro. Ar kad ir kas ten bebūtų, nežinau, bet esmė, kad nėra gerai, dėl to ir buvo suėstos padangos. Tai, žodžiu, pakeisim ratus, tada suvedimo ir kalibracijos pasidaryti. Va, mūsų bulka, va, galit papačią matyti, kaip viskas čia pribėgė. Neaišku, čia gal sprogė buvo kažkas, žodžiu. Žodžiu, galimai žiemą, gal koks tas radiatorius, gal kokio vandens buvo, nežinau. Kol kas užsivarom, po to prie namų pasidarysim, kas čia vyksta su tą mašiną. V6 ir, aišku, mes čia nieko nepamatysim. Čia nėra, aišku, nieko nėra, kažkiek yra. Ne, tai čia jau nebėra nieko, va, nebesimato. Žodžiu, mašina kūrėsi, čia viskas gerai, bet tas kažkur reiks dar išsiaiškinti. Aišku, gal nelabai gerai čia ant tuščių dirbs, bet ką aš dabar padarysiu, nieko aš negaliu padaryti. Pripilsiu vėl išbėgs, tai reikia ant tralų užsivežus, tada galima bus išsiaiškinti, per kur bėga
Jeigu nesmarkiai kažkas kažkur, tada galima bus tvarkyti. Na, bet garsas tai maks, viskas išpjauta, matot, pusė bako. O kaip muzikėlė pas mus groja. Čia dar ir kažkokia planšetka įdėta. O, Jėzus Marija. Ne, tai šitą mašiną dar lupa. Galiu pasakyti, dar čia visai smagu su ją bus važiuoti. Įdomu. Nu nieko, biškį reiks rankų įdėti ir galimai dar pasimėgausime mes čia Audi teikiamais malonumais. Jo, ai ne, netiesus duslintuos, aš galvoju, kad tiesus, nu kriokia kaip jau rimtas sportinis automobilis. Žodžiu, ką dar čia mes turime, gali irgi labai geros padangos, čia aišku bus mažutės, kokias 14, žodžiu. Va taip atrodo žvėris šitas, tai dar gyva, dar važiuoja, matau kelių, tas lipdukas yra, aišku, čia mes nieko nepamatysime. Šiandien turime penktadienį, 4 valandos vakaro ir šiandien pavyko nupirkti GL ratus. Pirkom Audi ratus, kadangi pavyko surasti gerą kainą. GL, Audi ratai tie patys, nu viskas taip pat. Tai žodžiu, ant GL uždėti ratai, dabar reikia suvedimo ir automobilis nuvarytas remontuoti, o jis remontuojamas dėl variklio pagalvės, kur šokinėja variklis ir atjunginėja trauką. Tai aš jau tikiuosi, kad ant šeštadienio mes tą automobilį galėsim pasimti ir važiuoti toliau. Bet dabar ne apie tai. Dabar apie tai, kad buvau pamiršęs kamerą, negalėjau filmuoti šiandien nuo pačio ryto ir kol ją pasiėmiau, o dabar išlėkiau jau paimti kito automobilio. Tas kitas automobilis yra 4 valandos kelio nuo namų, tai jau mums liko 6 minutės iki davažiavimo, tai kol čia viską susitvarkiau su visais klientais ir praėjo nemažai laiko. Tai važiuojam nupirkti Audi, važiuojam nupirkti Volvo XC90. Nieks nesugėdė tipo, bet virš 200 štukų mylių. Tai R dizainas, prikrauta kažkokia bus gal orinė važiuoklė, gal tas, gal anas, tai vietoj bus matyti po apžvalgos. Kol kas nenori daryti skubotų išvadų, bet kas yra labai svarbu, variklis geras, greičių dėžė gera, bent jau taip teigia. Tai mes turėsim labai pasistengti, įsijungti diagnostiką ir atrasti bent vieną kažkokią nesąmoningą klaidą ar misfire, bandyti nuderėti dar sumos, nes jeigu nebus nuo ko nuderėti, tai reiškia geras automobilis. Bet žiūrėkime tai, kad vis tiek nemažai nuvažiavus, o tie automobiliai lūžta ir lūžta dažniausiai varikliai, prasideda vožtuvų nudegimai ir taip toliau. Tai tas mane gal labiausiai ir neramina, kad gali būti paslėptų gedimų, kuriuos mums reiktų rasti prieš perkant, nes lūkestis didesnis šitam automobiliui tiesiog yra, nes jis yra nesugėdęs. Tai va čia man visada nepatinka pirkti automobilį, kurie yra nesugėdę, nes reikia kabinėtis, reikia ieškoti, reikia galvoti, kaip tave bandė apgauti šitas žmogus, o gal ir neapgavo, bet vis tiek reikia galvoti taip, kad visada bando apgauti, nes dažnai jie čia tokie aiški šitą gaidį savo kam nors kitam ir kitos turės problemą už brangiai. Jeigu už pigiai, tai viskas tvarkoja, jeigu ten variklio gedimas, tai gerai. Šiandien Volvo pardavinėja važiuojančią už 6, tai jeigu atrandi, kad ragas variklių, duok už 4, važiuojam namo, super kaina. Bet man labiausiai pyktis ima tada, kai žmonės meluoja gedimus, didelius, kurie kainuoja daug pinigų, bando iškišti tą savo sulūžusią mašiną kaip gerą ir tada, jeigu tu nepamatai, po to tiesiog kaip tą mašiną parduoti už brangiai, kaip pasiūlyti jum, kai mes išsiaiškinam ir mes visada pasakom, kas mašinai blogai, ką suradom, kas feilina, tas anas, žodžiu. Tai mes niekada neslėbėm nieko ir stengiamės visiems parodyti viską, tai dėl to nepatinka pirkti važiuojančių mašiną.
Atvarį sulūžusios, kalą, malą, važiuoja, nevažiuoja, kūrės, trukčia. Tu jau turi lūkestį keisti variklį arba dėžę. Nespėjau perskaityti visų praeitų siūlytų žinučių, kaip vadinto žmonės. Atsiuntė adresą už, kiek čia tų mylių, už 10 mylių. Sako, aš čia. Sako, aš irgi čia. Sako, tai aš tavęs nematau. Aš jam sakau, aš irgi tavęs nematau. Abudu į tą pačią parduotuvę žiūrim. O jisai kitą miesto galiai tą pačią parduotuvę žiūri, o man davė adresą iš vis kitą. Ir vėl mes einam prie to paties, kad šmėdžiai, išdrybėte žmonės. Pusę valandos per visą miestą į kitą galą per centrą reiks važiuoti, nors galima buvo aplinkelio aplėkti. Kepalas. Nu, žadėjau aš jums parodyti tą Volveką, bet, žodžiu, situacija kokia, labai įdomus pardavėjas papuolė, tai realiai dokumentą sugadino, tada sprendėm, kaip tą dokumentą ištaisyti, tada, žodžiu, streso buvo belė kiek, su tokiu dokumentu, ką jis turėjo, nieko ten nebūtų galima buvo padaryti, žodžiu, labai daug reikalų, kai perki iš privačių, reikia labai daug suprasti. Jeigu ten mintis tokia atvažiavai, nupirkai ir išlėkiai, ne, tikrai taip nebūna. Dažniausiai atveju viskas nors. Tai šiandien buvo tas sunki diena realiai, tai nieko nefilmau, tai žodžiu parvažiavau dabar namo, nu ne namo, į parkingą, tai parkingę pastatysiu automobilį ir važiuosim namo. Tai, bet žodžiu, išsprendėm viską, tai ten daug labai pasakoti, ko gero jums nelabai suprantam dalykų ir gal neįdomu, tai tiesiog šitoje vietoje nesiplėsiu. Bet esmė, kad viską sutvarkėm, viską padarėm ir viskas bus gerai. O dabar einam, aš jums aprodysiu visgi, ką aš nupirkau šiandien. Klientą turim šitam automobiliui, tai šiandien pasidalinom. Valandos bėgiai atsirado apie 5 žmonės, kurie norėjo mašinos. Pirmasis, kuris užrezervavo, nusipirko, susimokėjo 10%, nuvažiavam, sufilmavom, sufotografavom, viską padarėm ir išsiuntėm. Ir žmogus parašė, kad viskas tinka. Tai va, tai dabar automobilį atvežėm. Dabar automobilį atvežėm į parkingą, kur paliksim ir pirmadienį pristatysim pakrauti. Tai ateinančią savaitę, pirmadienį, antradienį, jau šitas automobilis iškeliaus į Lietuvą. Einam greit apžiūrim, nežinau kiek matysis, Prožiko neturim, man atrodo, ne toj mašinai, žodžiu. Nu, kiek matysis, tiek matysis. Dabar padarys, kad temsta greitai. Joninės baigėsi jau senai, ne? Ateina žiema. Winter is coming. Tai va, toks Volvo. Žodžiu, greit papasakos, įsivaizduokit, kad šitas šešėlis tamsuje yra Volvo XC9 R dizainas, gražesnių priekių, 300 kameros. Padangos, vien šitos padangos čia nusipirkti užsidėti nuo 2000 iki 2400 Michelinai, žodžiu, R20. Padangos Amerikoje brangios, žodžiu, jeigu taip įsivaizduot, kad aš galvočiau, kokia brangiausia mašinos dylama detalė, tai padangos. Aišku, ir Lietuvoje kainuoja, bet čia viena padanga būna kainuoja gera, džipo, tokio R2, R21, R2 ir taip toliau, nuo 3 PM iki 600 kokių. Nu tai va taip ir įsivaizduokit, žodžiu. Kas man labiausiai patinka šitoj mašinai, tai kas gal vat irgi matysis, tai Airline sėdynės. Bet man atrodo, mes čia, žodžiu, per daug nevarkim su toj tamsoj, ne? Lempas neturiu, nieko nepadarysiu ir taip jau gaską nesfilmuosiu. Gražiai, skubėjau atgal parvažiuoti, nebuvo kada ir kur sustoti, buvo karšta baisiai, žodžiu, čia tų pasiteisinimų milijoną dabar galim rasti. Nieko, bus tų Volvo, o dabar mes metam ją, rytoj matysim, ką dar mes čia galim nuveikti, rytoj jau yra šeštadienis ir užbaiginėsim savaitę. Ar rytoj dar važiuosim kažkur? Nežinau, kol kas turim GL lygiai į priekį, turim Makaną, bet nežinau, ar važiuosim, gal kažkas iškris dar gero. Kas žino, tai va. Tai o dabar einu tiesiog nusimetu automobilį ir lėksiu namučią. Kažkokia nesąmoninga savaitė. Žodžiu, GL yra gavus jau pravardę Jautruolis. Gavęs pravardę Jautruolis. Biški kas lūžta, biški tas, biški lūžta ir vėl. Žodžiu, kad įsivaizduotumėt, jau suvažiavo į tą mašiną kokie $6,000 ir dar galo nėra. Tai kas dabar atsitiko, tai šią savaitę mašinoje labai daug dalykų byra ir dabar išsiaiškinom, kad pakeitus variklio pagalves, pakeitus priekinius pusašius, pakeitus kardano gumą, vis tiek yra tuščia vieta, kuri neduoda važiuoti normaliai. Duodi gazo, priekį atrodo kažkas peršoka kažkur
ir tada pradingsta trauka. Tai reiškia, tu turi po biškį įsibėgėti. Tai einam dabar link to, kad yra razdatkė parėjus, o išsiaiškinti galim tik vienaip. Tai reiškia, pasikeli mašiną į viršų, įkiši kamerą į diferencialą pirmą priekinį, įkiši kamerą į razdatkę vidury ir į galinį. Tai tada judini vieną ratą ir žiūri, ar yra labai daug laisvos vietos iš to mazgo ar nėra. Nes kas dabar gaunasi, tiek daug detalių pakeista, mašina traukia kaip žvėris. Čia viskas ok. Ant tiesiosios gazo duodi su traileriu kyla kaip pasiūtus. Nu nesvarbu. Esmė ta, kad dabar gaunasi taip, kad va tą vienintelį mazgą reikia pagauti ir jau turėtų būti viskas gerai. Tai dar nupirktų ratai, nupirktos padangos. Ant ratų išleidom $1000. Vien, kad uždėti ratus su padangom, kad nereiktų pirkti naujų padangų, tai visada apsimoka žiūrėti dėvėtų padangų. Tai žodžiu, nupirkau ratus už 1000. Tai jau tą mašiną gal kiek dabar 13-14 tūkstančių, jau 15 gal visų. O dar nesenai juokėmės su kolegė, sakau, atsiuntė GL už 20 000, 8 štukų nuvažiavus, tai reikėjo tą GL tiesiog imti ir viskas, nu bet jau šaukštai po pietų. Dabar gaunas kiekvieną savaitę štuką 2 įleisti, reikia, kad mašiną pasiruoštum, tai, bet jau kai pasiruoši, tada ir turėsim, tai žodžiu. Tai dabar gaunas taip, kad šiandien penktadienis su Audi važinėjau, vėl tas smirda kaip padla tą mašiną, žodžiu. Jeigu langą prasidarius neįmanoma važiuoti, kadangi kieme karšta, kondiškė tai veikia, tai neveikia. Žodžiu, užkūrus mašiną kieme neįmanoma stovėti. Jeigu viduje neuždarai mašinos to sklendės, kad nepūstų iš kiemo, tai tada gaunas taip, kad smirda visiškai mašina, žiauriai smirda viduje ir tas marvė pereina į galvos tokį skaudėjimą ir toks grįžti kaip ištirpęs. Realiai skirtumas, kaip dieną ir naktį važiuoti su GL-u, tai reiškia neskauda galvos, su Audi važiuoja skauda galva. Tai va taip biškį reikia pakentėti, kol pabaigsim susitvarkyti ir Audi paleisim į dausas. Šiaip paėmus važiuojate labai gerai jinai, nu kaip žvėris kyla. Bet žiūrint į tai, kad reikia judėti priekį ir keisti, nežinau, darbą į patogesnį darbą ir sveikatai saugesnį darbą, tai čia be abejo ir tiesiog dirbam ties tą linkme, bet jo, susiduri su tokiais sunkumais, gal tiesiog būna, reikėjo mašinos, iškrito GL-as, nusipirkau už 7,3, dabar jau sakau daug kainuoja. Audi, nu atvežė savo, jau 100 p mašiną, 103, nebežinau net kiek čia, reikia lentelę atsidaryti, pasižiūrėti. Vien su šitą pravežtą, nu GL-as irgi galėtų kokį 100 suvežti, tada vėl kažką žiūrėsim. Planas yra pick-up truckas 2-vietė priekaba, bet ateityje dar kažkiek, dar kol kas nenori tokios įsikinkyti. Tai va, tokių visokių žemiškų problemų, aišku, sakysit, kiek žmonių, tiek nuomonių, bet visi susiduriam su kažkokiais vargais, ne? Tai tas vargas yra surasti aukso viduriuką. Irgi nesinori mašinos nusipirkti už 50 000 ir metus laiko ją atidirbinėti, čia irgi būtų nesąmonė. Nežinau, man atrodo idealiausias variantas kol kas nupirkus mašiną už 4-5 tūkstančius važiuoti, kol jin sustos ir parduoti už 2000 kokius. Nes dabar tai prasmės jokios nebetenka visiškai jokia investicija. Aišku, nu, yra ta prasmė, nu GL-as susitvarkys ir važiuos. Aš tikiuosi, kad važiuos. O tai, kad nebūtų taip, sutvarkysim, užlinks variklis. Žodžiu, viskas. Šiandien tiek, einu namo, rytoj žiūrėsim.